pasirodė mažas angelas. Jis tarė žmogui: tavo mintys šviesios, tavo širdis karšta ir drąsi, aš tau nešu viltį. Jeigu surasi šio ledo planetoje merginą, kurią galėsi pamilti ir savo meilę uždegti jos širdį, tu ištrūksi iš čia. Kito kelio atgal nėra. Jeigu ne, tu žūsi ledinėme šaltyje. Tau reikia leistis į kelionę, kurioje sutiksi pačių keisčiausių būtybių, gyvūnų ir demonų. Bus tavo kelyje ir žmonių, tačiau jie visi užburti, nes jie taip pat neatrado savo kelio atgal į žemę. Aš būsiu tavo angelas sargas, ir jeigu juodžiausioje neviltyje tau pristigs jėgų, aš ateisiu. Žmogus leidosi į ilgą kelionę. Joje pirmiausia sutiko karalaitį. Jis buvo ne šiaip sau karalaitis,